Tai labas vakaras dar kartą, mielosios. Paprašysim išsijungti garsus. Po to, kai turėsit klausimų, tikrai bus galima įsijungti ir klausti drąsiai. Paskaitos metu, seminaro metu rašykit, jeigu turit klausimų iš karto četuke, paskui mes atsakysim. Tai pradedam šio vakaro temą, tai manau kiekvienai aktualu aromaterapijos ABC pavasarį. Kokius eterinius aliejus naudoti pavasarį, kai saulutė jau šviečia vis daugiau už lango, pas kai ką jinai labai šviečia, pas kai ką dar tik tai pradeda šviesti ir kokie eteriniai aliejai turėtų būti su mumis. Tai labai aktualu pavasario eteriniai aliejai, tai šį vakarą ir pabandysime jums atsakyti. Aš būsiu Daiva Bernote, aromaterapijos mentorė, apie eterinius aliejus jau kalbu daugiau negu 6 metai. Aromaterapija man tai yra širdžiai atgaiva, malonu į tą veiklą įsilieti ir duoti žmonėms, kaip sakau, to gėrio. Vieni greuna, o aš esu ta, kur noriu sukurti ir duoti žmonėms, kaip įmanoma, tą geresnį pasaulį. Veikloje, ne tik aromaterapijos, ar ne, turiu kitą veiklą, tai yra technologijos, ten vadovauju pardavimų komandai. Taip pat esu mama, auginu sūnelį, kuriam bus 3 metai, tai su iššūkiais susiduriu įvairiais. Eigoje papasakosiu, kaip būtent aromaterapija man padeda. Su mumis kartu šį vakarą yra Gintarė, taip pat aromaterapijos mentorė, aromapsichologijos lektorė, kvepalų lektorė, mailų lektorė, galėčiau čia vardinti. Aromaterapija tai yra jos aistra, taip pat kasdienybėje, kaip sakyti, jau neatsiejamas dalykas. O jinai irgi dirba dar ir kitoje srityje, atsakingose pareigose, taipogi yra ir žmona, ir turinti 2 vaikus, paauglius, jau visą tą kelią, kaip sakyti, stresinį praėjus ir galbūt jau einanti kitais etapais. Man žinok, dabar šitie tokie labai net stresiniai metai. Nes aš jau pati laukiu turbūt labiau negu vaikai mokslų metų pabaigos, nes mano vienas yra 11-okas, dukra 12-okė, abiem yra egzaminai, švietimo sistema varo iš proto. Nu, va, Gintarė, gausi čia pasidalinti, kaip tu būtent atrandi tą balansą savo šeimoje. Ir kita mūsų partnerė, kolegė, bendražygė Žavinta, irgi visada man yra smagu, kad tu kartu su mumis. Aromaterapija jai yra, nežinau, iki kūno ląstelės, iki augalo ląstelės neatsiejamas dalykas, gamtos žmogus, kur ir distiliuoja, ir kuria, ir galėtų tikriausiai gyventi vien tik tai gamtoje ir nieko kito nedaryti. Ir tai būtų jos didžiausia aistra. Ir jinai geriausiai žino tų augalų tą sielą ir ką augalas duoda žmogui. Tai jeigu turi klausimą kažkokį, kur tikriausiai norėtumai sužinoti apie augalą, man pirmas vaizdas tai yra Žavinta. O jinai dar gyvenime yra biologijos mokytoja, kur vaikus mokina būtent apie augalus, apie žmogaus visą organizmą. Ir taipogi turi 2 vaikus, kur irgi visą tą kelią praėjusi natūralumo, aš sakyčiau, ar ne, kaip apsaugoti savo šeimą. Tai va, tai merginos, kokie kvapai, jūsų yra favoritai pavasarį? Jeigu reikėtų pasirinkti 3, ką tu Žavintai imtumei? Grinai pavasariui, tai pirmiausia, labas vakaras visoms, visiems. Tikrai labai gražiai pristatėjai, ačiū Daiva, labai gražiai. Favoritas būtų, jeigu imti, labai sunku išskirti vieną, imčiau greičiausiai. 3. Gerai, tai būtų purification, mišinys purification, būtų tada RC ir būtų citrina. O, labai įdomu, mes apie juos šiandieną kalbėsim, ar ne? Pasidalinti eigoje, kodėl tu juos pasirinkai. Gintarė, kas pas tave būtų tie 3? Mano jau turbūt visų metų laikų numeris 1 tai yra pipirmėtė, nes visą laiką reikalinga.
Tada turbūt levanda irgi toks, nes jau prasideda grylio sezonas ir labai labai reikalingas. Ir turbūt, kaip Žavinta sakė, purification būtų tas, nes atgyja visa gamta. Ir ta, kurios norim, kad atgytų, ir kurios nenorim, kad atgytų. Tai mes apie juos irgi šiandieną kalbėsim. Mano tie 3 būtų top tipsas, levanda ir citrina. Irgi eigoje pasidalinsiu, kodėl būtent jie. Tai merginos, pasakojame, ar ne, apie pavasarį. Ką renkamės pavasarį? Taip, tai pradžioje aš norėčiau pakalbėti ir supažindinti, kas yra naujokai ir dar nežino, kuo būtent išskirtiniai yra Young Living eteriniai aliejai. Tai pirmiausia, kai sakau, mane surezonavo jų misija, jų tikslai, atitiko mano vertybės, kad jie žiūri planetą, jie žiūri savo atsidavimą planetai, uoliai dirba, nenualindami žemės pirmiausia, žiūri, kaip sėklos yra atrenkamos, jie siunčia į laboratoriją, jie rūpinasi ne tik, kaip to sakau, augaliuko gerovę, bet ir tuo darbininko, kuris dirba su tuo augalo gerove. Tai mane tas ir sužavėjo, kad yra visa grandinė, kur yra prižiūrima vienos didelės kompanijos. Tai Young Living eteriniai yra daug kartų tikrinami prieš patenkant į buteliuką. Tai tikrai garantuoja, kad aš turiu 100% natūralų, saugų eterinį aliejų. Visi Young Living ūkiai yra C2Seal sertifikuoti. Tai reiškia, nuo sėklos iki kamštelio turi standartą. Young Living įsipareigojimas yra grynumui, patentuotas procesas, kur sakiau yra C2Seal, griežtai yra kontroliuojami visi ingredientai, ką deda, kiek deda ir yra tikrinama laboratorijose, ne tik privačiose, bet ir valstybinėse, apie 14 ar 13 tų laboratorijų, kur tikrina. Tai ir Young Living tiki, ir aš tikiu, kad kiekviena šeima nusipelno kiekvieną dieną be kompromisų pasisemti naudos iš gamtos. Kaip Daiva gražiai pasakė, aš manau, kiekvieną mes norėtume gyventi gamtos apsuptyje, bet šiai dienai labai žmogus nutolo nuo gamtos. Tai aš sakau, Young Living augalų buteliukų pagalba mes galime gamtą parsinešti į namus. Labai gražiai, Žavinta, tu irgi sudėlioji, kad gamta būtų pas mus namuose, ar ne? Kodėl mums reikia tos gamtos namuose? Nors pavasaris ir ateina, atrodo, tos saulutės mes už lango turim pakankamai jau daug daugiau negu žiemą, bet energijos kiekis kol kas nedidėja. Bent kiek aš sutinku žmonių, jaučiasi visi tokie pavargę, išsekę, sudirgę, tiek emociškai. Ir tiesiog aromaterapija gali prie to prisidėti, kad mes jaustumėmės geriau. Tikrai taip, Daiva. Aš kaip ir pristatėjai, dirbu pedagoginį darbą, matau 11-okų, 12-okų veidus ir kitą kartą artimesnėje aplinkoje jie išsikalba, kad miegam ir neišsimiegam, visą laiką pavargę. Kodėl reikėtų, kai sakau, ieškoti pirmiausia natūralių ir saugių būdų, o nesigriebti jau sintetinių dalykų. Eteriniai aliejai 21% pagerina deguonies patekimą į ląstelę. Tai reiškia, jie prie savo molekulės sugeba prisijungti daugiau deguonies molekulių ir įkvėpimo metu daugiau patenka. Taip galėtume sakyti, Gintarei patinka pipirmėtė, dovanojam arbatų, gerk, reikėtų ją išgerti kibirais tų arbatų, kad jinai gautų tą poveikį, ką gauna iš kelių lašelių. Tai kad eteriniai aliejai nuo 100 iki 10 000 kartų yra didesnė koncentracija pagal sudėtį negu pačiam augale. Eterinis aliejus paėmus, nesvarbu koks, ar levanda, ar pipirmėtė, nors atrodo vienas augalas, bet jisai savo sudėtyje turi daugiau negu 300 fitocheminių elementų. Fitocheminiai elementai yra ten sudedamosios augalo dalys, natūralios viduje. Nuostabu tai, kaip mes gyvename, sakau, jau
plastikiniame amžiuje, ne, tai sako, oi, aš nenaudoju plastiko, aš čia stengiuosi, bet mes kvėpuojame juo, laidai, kompiuteriai, taigi visur garuoja plastikas. Ir per kvėpavimą, per sąlytį su oda, tas plastikas patenka į ląstelę. Tai nuostabu tai, kad eterinis aliejus išvalo iš ląstelės vidaus, padaro švarą, išvalo tos naftos likučius. Bet koks eterinis aliejus daro teigiamą poveikį 10 kartų, mažiausiai 10 kartų, nes turi gydomųjų savybių, antiseptinį, antivirusinį, priešinfekcinį poveikį. Na ir pirmiausia pajuntamas yra tas poveikis emociniai būsenai. Tik įkvėpus jau po kelių sekundžių veikia mūsų emocijas. Nes tik per uoslę, vienintelį organą, iš karto kvapas pasiekia smegenis ir nuteikia mus teigiamom emocijom. No może według przykładu dowiedzieć się, tak? Labai prašom išsijungti mikrofonus, jeigu galite. Toliau prasukit pateikti, kas negaliu. Taip, kaip tik vat apie emocijas, tai man tas punktas tai ypatingas yra tuo, kad aš taip galvoju, kad rūpinti savo emocijom turbūt turime pirmiausiai, nes mes užgniaužiam ir tai tik tai per fizinį kūną paskui kažkaip tai pasireiškia. Tai turbūt citrinos eterinis aliejus vienas iš tų, kuris gali pakelti nuotaiką. Ir kai mes kalbam apie saulę, tai pirmiausia ir kyla vaizdiniai, būtent tie citrusiniai vaisiai, kurie daugiausia tos saulės į savo sudėtį ir yra sugėrę. Taigi citrinos eterinis aliejus kelia nuotaiką, gerina medžiagų apykaitą, padeda reguliuoti svorį. Tai kiekvieną rytą, jeigu aišku turit po ranka citriną, tai galite įsispausti į vandenį citriną, bet kiekvieną dieną gal nėra po ranka citrinos vaisiaus, tai turint citrinų eterinį aliejų, 1-2 lašiukus į rytinį vandenuką, tai padeda nušarminti organizmą, atkurti jo pH, pašalina toksinus ir bakterijas, tirpina, kaip sakiau, eterinis aliejus iš ląstelės vidaus tuos naftos produktų likučius, ftalatus ir petrolatus, stiprina imunitetą, palaiko centrinę ir simpatinę nervų sistemą, naudojamas net sergant depresiją. Ir masažas su šiuo eteriniu aliejumi įtrinti būtent tas vietas, kur kaupiasi celiulitas, tai būtų prevencija prieš celiulitą. Ir tinka stiprinti nagams, galima pasidaryti nagams serumą, arba, kaip sakiau, 1 lašelį ant dantų šepetėlio ir natūraliai balinti dantis. Tik kalbant apie saulę ir citrusinius eterinius aliejus, labai svarbu pabrėžti, kad citrina ir kiti citrusiniai eteriniai aliejai yra fotoaktyvūs. Ką tai reiškia? Kad jų nerekomenduojama tepti ant odos, kurią veiks tiesioginiai saulės ar ultravioletiniai spinduliai. Tai reiškia, kad neiškeltų pigmentinių dėmelių. Na, kitas, kaip sakau, eterinių aliejų karalienė, tikrai daugelių žmonių pamėgtas, Daivute tavo, tarp tų favoritų pavasarį, levanda. Levanda jau, kaip sakau, taip atrodo, į levandų žydinti lauką ir iškart ramybė, relaksas. Levanda ramina, atpalaiduoja, gerina miego sutrikimus, nerviniai įtampai nuimti tinka, malšina galvos skausmą. Tai yra eterinis aliejus, kuris yra universalus bet kokiai odos problemai. Ar tai būtų įpjovimas, žaizdelė, nubrozdinimas, nudegimas, randams ar net pūsleliniai, egzema, bėrimai, įkandus uodui. Kaip man yra smagu, kai vasarą vaikai įkanda uodas ar kas nors ir jie jau žino, mamytė patepk levandą, kad nenusidraskytų, kad nenusikasytų. Ir levanda, kai sakiau, yra universaliausia turbūt iš eterinių aliejų, tinka netgi tepti krūtinę ar garinti kvėpuoti esant kvėpavimo takų infekcijai.
Ir kas turi problemų su plaukų slinkimu, žinau, kad Daivutė yra praktiškai tą gerai praėjusi, įtrinti su levandos eteriniu alieju į galvos odą, kad neslinktų plaukai, stabdo plaukų slinkimą. Dar vienas nuostabus eterinis aliejus, kuris tikrai pravers pavasarį ir ne tik, tai yra purification. Lietuviškai reiškia gryninimas. Na, kas žiūrit ir matot paveikslėlį, tai jau suprantat. Sagtukas ant nosies, tai kad šis eterinis aliejus kovoja ir naikina su nemaloniais namų kvapais. Tai kur yra užsistovėjęs spintų kvapas, ar į stalčius galima įlašinti kelis lašus ant tamponėlių. Kas augina namie gyvūnus, tai pagarinti purification, naikina nemalonius kvapus. Tai yra natūralus skalbinių gaiviklis žiemą, kai mažiau išnešam arba išvis neturim galimybės išnešti skalbinių į lauką. Aš į džiovyklę ant vatos tamponėlio užlašinu kelis lašus purification ir įmetu kartu į džiovyklę. Tai ištraukiu rūbus, toks kvapas, atrodo, kad ką tik iš lauko įnešti rūbai. Labai tinka ir vabzdžių įkandimams, aknei, gydyti ant spuogelių, tepti, nes naikina bakterijas. Sudėtyje dominuoja citrinžolė, rozmarinas, arbatmedis, levandinas yra ir mirta. Bet pirmasias natas užuodžiame citrinžolės. Tai vat būtent tas pavasaris, tas gaivumas, šviežumas ir užsiuodžia garinant purification. Ir turint kišenėje pavasarį einant į gamtą, tai natūrali prevencinė priemonė atbaidyti vabzdžiams ar kokiems nors kitiems gyviams. Taip, ir kitas yra eterinis aliejus pipirmėtė. Kaip sakiau, yra mano vienas mylimiausių visais metų laikais. Tai ir energija, ir gaiva, ir nuo slogos padeda, ir jeigu ten temperatūra kyla, tai vėsinančiai veikia. Vasarą beje labai gerai netgi galima pasidaryti į vandens purškiklį pipirmėtę kartu su levanda, tokį ir atskiesti vandeniu, tokį kaip ir purškalą atsigaivinimui. Apipurškus odą, jeigu po karštos saulėtos dienos, kada yra nudegimas, tai pipirmėtė pavėsina, levanda paramina ir labai nuostabus yra efektas ir malonus kvapas. Man kas dar patiko, kur Žavinta dalinosi apie levandą ir kad plaukam padeda. Ir prieš tai, kai sakė, kiekvienas eterinis aliejus jisai turi bent 10 savybių, kurias padeda. Tai, tarkim, naudoji plaukam, kad sustiprinti plaukų šaknis, kad sustabdyti ten slinkimą visą kitą, tu įmasažuoji ir tu kartu nusiramini, tu atsipalaiduoji, nugrimsti į tokį gilų miegą, o ne kažkokias chemijas naudoja ir sintetinius dalykus, kurie turi šalutinį poveikį. Dar labai pipirmėtę esu irgi išbandžius ir kas irgi labai gerai yra pavasario, vasaros sezonais, kada mes daugiau leidžiam laiko gamtoj, einam į kažkokius ar žygius, su vaikais daugiau yra išeinama, vaikai bėga, lekia, susimuša, tai pipirmėtė yra natūralus ledas. Kiek jūs išlaikysite šiltoj temperatūroje ledukus nešiodamiesi, nebent šaltkrepšiuose kažkur. Tai pipirmėtė tai yra natūralus ledo efektas ir kai yra sumušimas, iš karto tepant duoda natūralų šaldymo efektą ir sumažina tikimybę mėlynės atsiradimui. Esu išbandžius ne vieną kartą, tikrai labai geras tas efektas. Kas dar mes irgi jau esam atidarę grilio sezoną, nes irgi labai, kai tik saulytė pakaitina, jau norisi eiti į gamtą ir kažką gamintis, tai daugiau primaišom visokių maistų ir tada, aišku, pilvo toksai sunkumas, nelabai malonus jausmas skrandyje. Tai pipirmėtė vėlgi, galima patepti, galima lašiuką į vandens stiklinę, aš mėgstu būna ant rankos, lyštelni ir iš karto tokį duoda
palengvėjimą ir nu, gerą jausmą. Ir kaip tik Žavinta kalbėjo apie purification eterinį aliejų, levandą, pipirmėtė, jie visi, tai yra tie eteriniai aliejai, kurių nemėgsta vabzdžiai ir nemėgsta, kaip jau sakiau, ta gamta, kuri irgi labai bunda, bet kurios mes nenorėtume, kad jinai prabustų. Tai jau kiek girdėjau, erkės prabudusios ir tikrai yra nemalonus efektas ir rezultatas, net jeigu jinai ir nieko neužkrečia, bet yra labai, man asmeniškai tai net nemalonus tas procedūra ištraukimo ir po to vis tiek neramu, nes tiek tu gyveni su tokiu nerimu, stebi, reaguoji bet kokią slogelę, tai geriau pasitepti ir apsisaugoti. Tai galite nusifotografuoti, čia yra keletas receptų jau tokių išbandytų mano, kuriuos aš padarau į 30 ml stiklinio buteliuką su purškalu, įlašini tenai apie 50 lašų skirtingų eterinių aliejų, būtinai dedu kažką, arba citrinžolės, arba tą mišinį purification, skėdi su vandeniu ir turi tokį natūralų purškiklį nuo uodų, nuo vabzdžių. Beje, dar vienas pastebėjimas, kadangi ne pirmus metus jau mes gyvenam su eteriniais aliejais ir jų naudojam tikrai nemažai ir įvairiais būdais, tai esu pastebėjus, net jeigu kažkaip, kai naudoji, kad eterinis aliejus patenka ir į kraujotaką, ir ant odos, ir visą kitą, uodai tikrai mažiau kanda. Nežinau, merginos kaip jūs, ar esat tą pastebėję, gal ir nuo kraujo grupės priklauso, dar nuo kažko. Bet aš esu pastebėjęs, kad tikrai pastaraisiais metais daug mažiau man problemų iškyla su uodais. Purification eterinį aliejų irgi turėjau vieną patirtį, papasakosiu, kažkada su kolegom grybavom ir kolegė kaip tik buvo su neseniai įsigytų šuniuku gamto ir jis sako, ar galima čia dabar ant gyvūnų tepti? Tai taip tikrai galima ant gyvūnų tepti irgi eterinius aliejus. Young Living turi atskirą liniją, beje, skirtą gyvūnam ir galbūt mes kažkada padarysim ir seminarą apie tai, daugiau pastudijavusios ir sužinojusios. Bet tada, kai mes kaip tik buvom, dar nebuvo tos linijos ir aš turėjau tuos pagrindinius, kas yra startiniam rinkinė eterinius aliejus ir paėmėm purification. Bet gyvūnam, kas yra svarbu, jiem reikėtų stipriau skiesti negu sau, kai naudojam, nes gyvūnų uoslė yra daug stipresnė negu mūsų. Tai reikia paimti delnus bazinio aliejaus V6 ir, tarkim, jeigu šaukštas, tarkim, bazinio aliejaus, tai tada vienas lašelis eterinio aliejaus mišinio. Purification jis labai stipraus kvapo, tai mes tada irgi paimėm taip į delnus. Lašinam, ir jinai taip išglostė tą šuniuką, visą kailį, ir mes buvom miške grybavom ir gyvūnas tikrai nieko neparsinešė, nes jisai dar ten, visiškai ten, ką tik kelios dienos ir po skiepo, kur ten būna ten mažiem šuniukam, tai jinai labai pergyveno, bet viskas sėkmingai baigėsi. Tai, ką dar noriu pasakyti, kad šiandien pabaigoje mūsų seminaro būtent bus dovana susijusi su gyvūnais, tai kas klausysitės iki pabaigos ir parašysite į komentarų skiltį, kad noriu dovanos, mes darysim tokį burtų traukimą ir padovanosim, bet apie dovanas truputėlį vėliau. Tai kitas nuostabus mišinys pavasariui ir ne tik pavasariui yra RC, Daiva. Aš dar apie RC. Gerai. Tai tikrai ne pavasariui, jį tikrai pravartu turėti, kaip sakau, toj mūsų aromaterapiniai namų vaistinėliai ištisus metus. RC sutrumpinimas reiškia kvėpavimo takai, tai nuo slogytės iki, kaip sakant, jau sunkesnių kvėpavimo takų ligų RC į pagalbą numeris 1. Pavasarį labai aktualu yra būtent tos alerginės slogos, tai RC irgi pravartu turėti visada šalia savo kišenėje.
Tai sergant peršalimu, gripu, bronchitu, skaudant gerklį, kosint, drąsiai galite tepti RC, kvėpuoti, inhaliuoti. Kas nuostabu, kad RC nebūtina atskiesti, jis yra saugus tepti ir neskiesta. Jeigu jaučiat, kad kyla pūslelinė lašelį RC, galit patapšnoti. Ir kas turi alerginės reakcijas, simptomus, tai irgi tinka RC, nes jis tinka ir astmos simptomams lengvinti. Jis natūraliai praplečia bronchus ir daugiau tada deguonies oro patenka į kvėpavimo takus. Jo sudėtyje yra eukaliptų kelios rūšis, mairūnas, pušis, levanda, kiparisas, melsvoji eglė ir pipirmėtė. Tai ar peršalimo metu užpuola sloga, ar prasiskleidus pirmiesiems žiedams ir žiedadulkėms atsirado alerginė sloga, tai drąsiai tepkite po nosytę po kelis lašiukus RC. Ir toliau būtent pirmoji pagalba, kas yra susiję su alergija, tai alergijos pavasarį sustiprėja prasidėjus įvairiems pokyčiams gamtoje, tai vieniems alergija sukelia žiedadulkes, kitiems dulkes, cheminės medžiagos, vabzdžių įgėlimai, kiti veiksniai. Tai Young Living eteriniai aliejai gali palengvinti daugumą nemalonių alergijos simptomų. Bet jeigu jau prasideda staigus tinimas po įkandimo vabzdžio arba po kažkokio sąlyčio su kažkokiu tai augalu ir žiedadulkėm, kartais dirbdamos sode paliečiam, po to pasikrapštom veidą, nosį. Ir jeigu staigus tinimas ar ima trikti kvėpavimas, trūkti oro, tai žinoma, neeksperimentuokit su savo sveikata, tada jau kvieskite gydytoją. Ir kokie aliejai yra rekomenduojami alergijų simptomams lengvinti? Tai ne tik RC, jeigu turit levandą, tiks puikiai ir levanda. Tiks citrina, frankinsonas. Būtent tie eterinius aliejus įdėjau, kuriuos galite rasti startiniam rinkiny. Tai ir levanda, ir citrina, ir pipirmėtė, ir frankinsonas, ir RC. Visi jie bus nuostabus pagalbininkai, kovojant su pavasarinė alergija. Ir kokį galima susitaisyti irgi miksiuką alergijos simptomams lengvinti. Tai žinoma, reikia žinoti, kad natūralūs produktai neveikia čia ir dabar, ne? Kaip nėra auksinės piliulės, kad išgėriau ir po sekundės suveikia. Taigi šiam sezonui, kas turi problemą, pavasarinės alergijas, reikia ruoštis jau šiek tiek iš anksto, dar prieš prasidedam tam alergijos sezonui. Taigi namie dažniau pagarinti pipirmėtę, levandą ir citriną arba pipirmėtę, levandą ir eukaliptą. Tai vat, jau mėnesį prieš dažniau garinti šių eterinių aliejų sinergijas, vat, kartu supilant, jau organizmą ruošite natūraliai, taip nereaguoti prasidėjus pavasariniam žydėjimui. Na, o tik Young Living galima kai kuriuos eterinius aliejus vartoti į vidų, bet tik Young Living kompanijos. Tai galima pasidaryti į kapsulėlę vidiniam vartojimui. Tai į augalinę kapsulę po 3 lašus įlašinti citrinos, pipirmėtės, levandos, kopaibos ir prevenciškai naudoti 1 kartą dienoje. Na, o jeigu jau ta stipri, ūmi alergija, tada galime 3 kartus dienoje. Šitą kapsulę užpildome V6 aliejų ir tada tik tai lašinam tuos lašiukus. Yra žinoma rekomenduojama pasigaminti ilgesniam laikui ir laikyti tamsiame užsuktame indelyje, kad visą tą mėnesį ar kiek jums ta alergija reiškiasi, kad jūs vartotumėt šitas kapsulės iš vidaus. Tai bus efektyvesnis poveikis, ne tik kvėpuojant. Kitas mylimas eterinis aliejus, aš sakyčiau, visais metų laikais yra Tyfso eterinis aliejus. Čia jau yra mišinys, į kurį eina gvazdikėlis, eukaliptas, citrina, cinamonas ir rozmarinas.
Mano tai yra favoritas. Kodėl? Nes sūnelė išleisdama į darželį, aš kiekvieną rytą sąžiningai tepu pėdutes. 2 lašiukai typso, sumaišau su augaliniu aliejumi V6 ir išmasažuoju, ištepu greitai pėdutes. Ar mes vėluojam, ar nevėluojam, tai yra tiesiog prioritetas numeris 1. Tokiu būdu aš jį apsaugau nuo virusų ir jisai sėkmingai tikrai labai mažai praleidžia darželį. Tai typso eterinio aliejaus mišinys veikia antibakteriškai, apsaugo nuo virusų. O jeigu jau taip nutiko, kad jau perpūtė, virusas prilipo, tai jisai padės ir tuo atveju, kai skauda gerklė. Galima pasidaryti tokį miksą su medumi į medų 1 šaukštelį ar 2 šaukštelius medaus, įlašinkite 3-4 lašiukus typso ir tiesiog tokį kaip saldainį jūs po truputėlį išmaišiusios stikliniai suvalgote. Tai tikrai nuramina gerklės perštėjimą, jeigu yra stipru, tai reikės kartoti mažiausiai 3 kartus dienoje ar šiek tiek net ir daugiau. Jeigu jūs pačios ar ne, suaugusios irgi esate tarp žmonių, kur vis dėlto tų virusų dar yra ir jų neišvengiam, tai jūs po dušo ryte pasidarykit savo natūralų losioną, apsaugą nuo virusų. Tiesiog į delną 3-4 lašiukai typso, sumaišot su augalinio aliejumi V6, sumaišot ir tiesiog išsitepat visą kūną, kai dar kūnas yra šiek tiek poros atsivėrusios po dušo įkaitęs, ar ne, ir labai gerai susigeria visą tai. Tai imuniteto stiprinimai numeris 1 visais metų laikais. O pavasaris dar tų virusų mums dovanoja. Neišvengiam. Neišvengiam, nes, kaip sakant, pamatę pirmą saulutę, aš apie savo mažametį 9 metų, pareina namo, kai sutemsta, laksto, kaip sakau, jau pavasaris, man nebereikia čia striukytės storesnio megztuko, tai irgi pėdutes prieš miegą ištrinu su typsu. Kitas mūsų eterinio aliejus būtų kopaiba. Tai yra vienas iš maloniausių, švelniausių eterinio aliejų, nes jisai kvepia kaip medus, labai švelnus, bet savo stiprybę jisai be galo stiprus. Taipogi mano šeimoje yra be galo mylimas, jisai tinka uždegimams, skausmams įvairiems malšinti, odos problemams kažkokiems, išlindo spuogiukas, galima tepti kopaibą. Jeigu šlapimo takų sutrikimai, perpūtė vėjas pavasarį ir tiesiog tepti pilvo apačią 3-4 lašiukai su kopaiba, sumaišot su augalinio aliejumi V6 ir tepate pilvo apačiu, daugiau link apačios ar ne, sritį. Jeigu susuko strėnas ar sprandą, vėlgi toks pat principas, į delną kopaibos 3-4 lašai, sumaišot su augaliniu aliejumi V6 ir tepate tą sritį, kur jums skauda. Tai jums atpalaiduos raumenis ir nuims skausmą. Aš mėgstu naudoti sūneliui, jeigu kažkoksai, nežinau, naktį išlindo kosuliukas, tai net nežadinant, aš ištepu nugarytę ir pėdutes ir rytą jau to kosuliuko tarsi kaip ir nebūta. Taip pat kopaibą aš mėgstu pakaitalioti, vakare aš garinu ir kopaibą, nes kopaiba veikia ir raminančiai, tai vieną vakarą levanda, kitą vakarą kopaiba, tai taip galite paeksperimentuoti. Tai tikrai nuostabus kvapas ir savo veiksmingumu jisai stiprus. Kitas eterinio aliejų mišinys būtų Digaizas. Jisai mano šeimoje irgi mylimas. Čia visi tarsi mylimi, vienas mylimesnis, vienas už kitą. Bet Daiva, iš tiesų, tas yra iš startinio rinkinio, aš nebeįsivaizduoju. Aš dabar pastarėjo, buvo kaip tik pavasaris, kaip Žavinta sakė, jau saulė pašvietė, jau norėjęs išsiplaikstyti, pasiplaikščiau, sušalau kojas, virusą pagavau kažkokį ir tokia labai buvo stipri sloga, jinai ten bandė komplikuotis, visą kitą. Tai aš sunaudoju praktiškai visą buteliuką typso, visą buteliuką kopaibos,
citrina irgi, nes rytais, pipirmėtės irgi daug nesmaišiau, RC, visą, aš praktiškai pusę dėžutės turėjau dabar atsinaujinti va, su šitu siuntiniu, nes viskas suėjo. Taip, iš tikrųjų, Nes bet atrodo, labai atsiprašau, kad įsiterpiau, yra labai, kaip sakau, protingai apgalvota, ką sudėti į tą dėžutę. visais gyvenimo atvejais. Tai va šitas mišinys degaisas, mano irgi yra mylimas, kodėl. Nes jeigu susuko pilvą, aš visada dabar žiūriu sūnelį. Man yra kaip apsaugoti jį nuo vaistų. Aš pasakau, mama, tikriausiai pasinėrusi į tai, kaip apsaugoti. Tai kas liečia sūnelį, jeigu aš jaučiu, kad jam viduriukai užkietėjo, ar jisai kažką ten suvalgė netokio, tai lengva parsinešti iš darželių tų įvairiausių tokių virusų. Tai bersiu į medį, bet mes dar tų įdomių virusų, kas liečia virškinimo traktams, neparsinešam. Tai tiesiog, ką aš darau, į delną įpilu porą lašiukų digaiso ir atsiprašysiu, merginos, aš biškį įkrausiu kompiuterį. Aha, nes matau, kad galiu likti ne eteryje. Va, iššoko pranešimas. Va, tai digizas, ar ne? Įpilu 2-3 lašiukai digizo su V6 ir tepu tada sritį pilviuko. Išmasažuoju ir tikrai nuostabiai gerai veikia. Kas liečia suaugusius, mes galim gerti į vidų digizą, į kapsulytę, tokios yra augalinės kapsulytės, įlašinam pagal žmogaus svorį, 1 kilogramui, 10 kilogramų vienas lašiukas. Tai tiesiog, jeigu sveria žmogus 60 plus minus ar ne, tai lašinsim 6 lašiukus, į likusią dalį kapsulytės įpilsime V6, įlašinsime ir tokią kapsulytę išgeriame. Tai nuostabiai gerai veikia. Tai va šitoj vietoj, Akvilė, nežinau, ar man pritarsit, arba mikrofoną išjunkit. Va, tai tikrai nuostabiai labai gerai veikia. Vieną jums įdėjau receptą nuo parazitų šalinimo. Pavasarį, kaip sakyti, labai svarbu yra organizmą restartuoti, detoksuoti ir išvalyti parazitus, kur prisikaupia pas mus per visus metus. Tai pabandykite tokį dalyką, 4-6 lašiukus digizo mišinio sulašinti į tuščią kapsulę ir pusvalandį prieš maistą ryte ir vakare išgerti su stikline vandens. Taip geriam 3 savaitės, tada padarom savaitės pertrauką ir tada geriame sekančią savaitę, ar ne? Tai va tokį antiparazitinį mišinį pasibandykit. Į šitą mišinį įeina kviečiai, imbieras, pipirmėtė, kadagys, pankolės, citrinžolė ir anyžius. Tai va šitas visas komponentas ir skatina tą gerą virškinimą ir ko nemėgsta parazitai. O pavasarį, kaip ir Gintarė sakė, dar yra grilių sezono metas. Tai vėlgi, jeigu susuko, ar privalgėt kažkokio maisto, ar labai daug privalgėt, tai galit net, jeigu neturit kapsulytės, išsimasažuoti patį pilvą. Pagal laikrodžio rodyklę, 3-4 lašiukai atskėdėt su V6. Jeigu neturit V6, atskėdėt su kokoso aliejum ar kamelijų aliejų. Ir tiesiog išmasažuojat, ištrinat pilvą. Moteris būna, kad ir gudriai sugalvoja savo vyram į karčią arbatą įlašinti 3-4 lašiukus, sumaišo ir duoda išgerti. Irgi su medum labai skanu yra, džiais labai skanu paragauti. Aš labai beje nemėgau, bet aš nemėgstu pankolio skonių ir tų tokių, kur yra virškinamajam traktui. Imbiero, man skonis nėra labai priimtinas. Tai nelabai mėgdavau, bet irgi vienų mokymų metu viena dalyvė pasidalino, kad į medų įsilašina, į šaukštelį medaus, porą lašiukų digizę etyrinio aliejaus į medų. Tai labai, nežinau, ten kažkaip tai staiga tie pankoliai saldainį pavirsta. Tai man džiugu, kad viena mūsų klausytoja, Elena, irgi dalyvauja ir klausosi, tai jinai apsisaugo irgi nuo virusų būtent su digize. Tai labai malonu irgi buvo girdėti.
ne per seniausiai. Va. Kitas mūsų eterinio aliejų mišinys būtų stresavai. Stresavai dažniausiai 9 moterim iš 10 patinka. Yra išimčių, bet dažniausiai patinka. Kodėl? Nes čia įeina vanilė, žaliosios citrinos, kedras, okotėjas ir levando eteriniai aliejai. Jisai toksai yra atpalaiduojantis saldžiai vietoj deserto, vietoj saldainių. Padeda palaikyti ramų ir pozityvų nusiteikimą. Suteikia jėgų, pozityvių minčių, palengvina šiuolaikinio gyvenimo įtampas. Mes šiai dienai ar dideli, ar maži patiriam tikrai labai daug tų įtampų, stresinių momentų, tiek darbuose, galbūt ir namuose. Tai stresavai tiek dideliam, tiek ir mažam. Tai Gintarė, nežinau, ar tavo dukra ir sūnus naudoja stresavai egzaminų metu? Egzaminų gal nenaudoja, bet šiaip mano vaikai, ypač dukra pastaruoju metu, tai jinai, jeigu buvo toksai, čia kai sakau, tas aršesnis paauglystės periodas, tai toks nieko man nereikia, bet pastaruoju metu jinai pati atėjo, sakė, duok tu man ką nors, kad aš galėčiau miegoti, kad padėtų, nes irgi, vėlgi, viskas susiję ir labai įtakoja. Kaip tik kur Žavinta irgi dalinosi, aš jai daviau ten su levanda, rozmarinu, nes tas stresas, nuovargis, nepavalgymas, pradėjo plaukai slinkti, suprastėjo tikrai kokybė, viskas pasimato pas mus ant nagų, plaukų, odos būklės. Jeigu mes gyvenam nekokybiškai ir patiriam stresą, išgyvenam, neišsimiegam, nepavalgom, tai mano 18-metė dukra kaip tik jai labai šitas. Tai jinai kaip ir to, kad nusiraminti neįmanoma, jinai mano, bet jinai prašė pagalbos plaukam ir kai sakau, tu tada nušauni tos 2 zuikius vienu šūviu. Tai tu gudri mama, žinai, kad kai aktualu grožis, tu tep plaukam, bet tu žinai, kad jos emocinė būsena bus subalansuota. Būtent, ir tada miega, aš ten ir padariau ten tokį rozmarinas, levanda, kopalių, eterinis aliejus, irgi įsimasažuoti, plaukų šaknis, einant miegoti. Ir vienas dalykas, sakau, masažuoji, atpalaiduoji, dar aromatas atpalaiduoja. O eteriniai aliejai, jie padaro savo darbą. Norim mes to ar nenorim, jie tikrai padaro savo darbą. Taip, tikrai tiesa. Kitas mūsų kvapas tai yra frankincenso eterinis aliejus. Jisai tarsi karalius, yra karalienė levanda, o frankincensas karalius. Tikriausiai žinote istoriją, kad 3 karaliai gimus Jėzui nešė smilkalus, ar ne? Tai yra frankincensas, vienas prabangiausių eterinio aliejų, kažkada buvo prieinamas tik karaliams, karalienėms, o šiai dienai tai yra prieinamas kiekvienam. Tai šis aromatas turi žemišką ir pakylėjantį tą kvapą. Dažniausiai asociacija yra su bažnyčia, nes smilkalai yra garinami bažnyčiai, tai būtent kas užuodžia, tai tiesiog nuneša juos mintimis į bažnyčią. Jisai puikiai jums padės, jeigu norėsit pagerinti veido būklę po žiemos. Pasidaryti savo natūralų losjoną, tai tiesiog ant švaraus veiduko, kai jisai dar yra drėgnas, į drėgnus delnus įsilašinkite 2-3 lašiukus frankincenso ir pasidarykite savo tokį serumą. Patapšnokit. Aš dažniausiai taip darau iš buteliuko tiesiai, kitos moterys susikūrė ir jau pasiruošė tokį serumą iš anksto. Tai tikrai išbandykit, oda jinai padrėks ir jeigu yra kažkokie randai, ar spokeliai, ar papilkėjimai, ar pigmentinės dėmės, tai frankincensas jisai nuostabiai padeda. Jeigu kažkokie negalavimai yra su kvėpavimo takais ir jums pasibaigia RC iš rinkinio, jūs galite puikiausiai naudoti ir frankincensą. Tiesiog maišykite tada su augaliniu aliejumi V6. Jeigu tai yra suaugęs žmogus, 4-5 lašai, sumaišot ir įtrinat nugarą, įtrinat krūtinę, įtrinat pėdas.
Tai irgi tinka kvėpavimo takams subalansuoti, kai kažkokie negerumai. Emocinių lygmenių frankinsensas padeda, kai jau ant širdies yra kažkoksai negerumas ir tu nežinai, kaip sakyti, bet kitą kartą noris nueiti ir į bažnyčią, ir uždegti žvakutę kažkokią, bet tą energetiką pastiprinti. Tai frankinsensas irgi yra tas iš eterinio aliejų, kur padeda subalansuoti tą vidinę ramybę. Į delną įsilašinate 2-3 lašus frankinsenso, sumaišo su augaliniu aliejumi ir trinate širdies plotą. Va šitoj ir tiesiogiai galima garinti. 3-5 lašai karintuvo ir garinate, tinka, kai vyksta joga, meditacijos, padeda atsipalaiduoti ir nurimti. Elena rašo, kad jai frankinsonas labai padėjo gydinti randą po operacijos. Net gydytojas stebėjosi, perskaičiau komentarą. Ir iš tikrųjų frankinsono eterinį aliejų, kas turi, greitai gydo randą dėl to, kad jis pasižymi labai stipriom regeneruojančiom savybėm. Ir mums moterims aktualu pavasarį irgi graži oda, tai pasidaryti savo veido serumą įlašinus frankinsoną, tai jūs greičiau regeneruosite odos ląsteles. Oda bus spindinti ir švytinti. Ir dar gerai suteiks geras emocijas, pakvėpuoti. Iš delnų, ar kaip Daiva sakė, pasitepus savo širdies plotą, tai prieš einant miegoti su tokiom pozityviom mintim, tai bus vėlgi keleriopa nauda ir grožiui, ir emociniai sveikatai. Dar vienas nuostabus mišinys, kuris yra, dabar galvoju, keli mėnesiai čia kaip naujiena startiniam rinkiny ir šitoj dėžutėje, bet tikrai nuostabus kvapo, Blue Relief kompozicija. Šitoje kompozicijoje yra bergamočių, gvazdikėlių, kopalių, ramunių, imbierų, citrinžolių ir pipirmėčio eteriniai aliejai. Tai kadangi leidžiame daugiau laiko gamtoj, aktyviau, galbūt jau irgi norisi eiti ar į kokius žygius, ar tarkim, galbūt kas nors važiuoja į kalnus, jau į kokius nors pėsčiųjų žygius, ar tarkim daugiau galbūt sportinės veiklos gamtoj, tai šitas mišinys jisai labai gerai atpalaiduoja raumenis. Bet jeigu po sunkios dienos, iš manęs šeima tai juokiasi, mes jeigu kai keliaujam, tai poilsio būna labai mažai, nes aš ilsiuosi vaikščiodama ir pamatydama, man labai norisi tada tokį turiu vidinį alkį, kad man reikia daug pamatyti. Ir dabar beje irgi kaip tik buvom prieš keletą savaičių Varšuvoje, atrodo, kiek ten žiūrėti, kiek ten matyti, bet su vyru dviese mes ten į dieną praeidavom po 25 kažkur tūkstančių žingsnių. Tai vakare būdavo taip jau kojytės labai pavargusios, tai įsimasažuoti vėlgi su V6. Aš rekomenduoju skiesti, nes vienas dalykas lengviau įsimasažuoja eterinis aliejus atskiedus ir lengviau pasiskirstų. Ir tiesą sakant, vasarą su Blue Relief, kadangi jį eina bergamočių eterinis aliejus, tai kaip jau Žavinta pačioje pradžioje įspėjo, reikia atsargiai, jeigu planuojate būti, jeigu tepate tokią vietą, kuri bus atvira saulėje. Tai bergamotės yra turbūt labiausiai fotoaktyvus eterinis aliejus ir reikėtų tada su atsarga tepti, jeigu ketinate būti aktyvioje saulėje. O suteikia tokį vėsinantį pojūtį, atpalaiduojantį pojūtį. Dar kur aš irgi mėgstu, kas pavasarį irgi būna, ir ne tik pavasarį, nes jau man labai niežti nagai sukišti į žemę. Tai jau dabar laukiu labai šeštadienio, kad eit kažką pasidaryti kieme ir pasitvarkyti. Ir kai tu visą žiemą prasėdi, ir šiaip mano darbas yra sėdimas darbas, ir tada tu toks ištroškęs tos gamtos išeini ir padirbi kažką fiziškai. Kūnas nepratęs, visi raumenys ir po to tie visi radikulitai, tokie nemalonus jausmai. Tai irgi labai geras jausmas trienas pasitepti, atpalaiduoti ir išvengti kažkokių ilgalaikių tokių
negalavimų, nemalonių pojūčių. Tai apie eterinius aliejus ir visą dėžutę mes kaip išsakėm ir pakalbėjom, bet Daiva, kaip tu minėjai, su Jo. energija yra problema pavasarį. Lyg tai gamta Taip, bundama, iš mes tikrųjų. ne. Taip, aš manau, kad ne tik tai man tos energijos trūksta pavasarį, bet daugumai trūksta pavasarį. Atrodo, čia savo emocijas gali subalansuoti su eteriniais aliejais. Atrodo, jau čia pozityvumas gali trykšti iš vidaus, bet kai tos energijos, jėgos kūne nebus, tai mes nieko irgi padaryti negalėsim. Ar ne? Norėsis daugiau miegoti, elementarius darbus pasidaryti ir viskas. Tai ką mes turim daryti? Mes turim savo organizmą stiprinti iš vidaus su papildais, duoti vidinės tos energijos. Tai mes dabar pakalbėsime apie 4 pagrindinius papildus, kaip galima sustiprinti savo organizmą. Žinoma, jų yra daug daugiau, bet mes išskyrėm, kas šiuo metu galbūt atrodytų kiekvienai vertingiausia. Tai pirmas papildas būtų vitaminas D. Tikriausiai žinote, kad 10, jeigu reikėtų padaryti tyrimą, 10 Lietuvos gyventojų, ar ne, paimsim statistiką, 9 iš jų trūksta tikrai vitamino D. Šiuo atveju tikrai ir man trūksta, nežinau kaip jums, bet tos saulės aš negaunu tiek, kad man vitaminas D pasigamintų, arba trūksta kitų mikroelementų, kur įtakoja vitamino D trūkumą. Tai kodėl reikalingas tas vitaminas D? Jisai mažina depresiją, naikina tą liūdesį, padeda palaikyti stiprų imunitetą, padeda kalcio įsisavinimui, kaulų sveikatai, ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms reikalingas vitaminas labai, ne tik vyresnio, bet ir mažiukams vaikučiams, ar ne, vitaminas D labai reikalingas augančiam organizmui, tiek ir mūsų amžiaus tas vitaminas D yra reikalingas. Ir Young Living būtent pasižymė vitaminas D tuom, kad čia yra išgaunamas iš kerpių, tai yra natūralus vitaminas. Nes apie vitaminus šiai dienai galima pasiskaityti labai daug, kad jie yra ir susintetinti. Ir mes galime, atrodo, gerti vitaminus, bet tuo pačiu kenkti savo organizmui. Tai šitoj vienoj, Ževinta, tu mane papildysi, ar ne, tikriausiai? Aš norėjau pasakyti, kad sintetinių dalykų mūsų organizmas neatpažįsta, tai jokios naudos. Taip. Tai tų tyrimų yra įvairiausių padaryta. Ir būtent šitoj vienoj tabletėj yra 500% rekomenduojama dienos norma. Ar galit padauginti? Tikrai nepadauginsit. Jisai organizmas pasisavins tiek, kiek jums reikia. Ir jisai yra išgaunamas iš Šiaurėje Amerikoje auginamų kerpių. Jie yra iš natūralių gamtoje augančių dalykų. Tiek veganams tinka, tiek ir ne tik. Kitas nuostabus papildas, pratęsiu, yra detoxime, reiškia valo su enzimais, enzime. Čia jame yra gausybė veiksmingų fermentų, tai amilazė, invertazė, proteazė, gliukoamilazė, fitazė, lipazė, celiuliazė, laktazė. Čia vos ne visą, kaip chemijos pamokoje pasijusit, girdėdami, kiek yra tų fermentų. Bet kad suvokti, kas yra fermentas, tai fermentas yra katalizatorius, kuris pagreitina virškinimo procesą. Tai šitas papildas padeda palaikyti gerą savijautą. Jau labai dabar dažnai ne vienas mokslininkas garsiai įvardyja, kad mūsų žarnynas yra antros smegenys. Kad dažnai galvą skauda žmonėm dėl to, kad kažko nevirškina, kad stoja žarnynas. Taigi šis papildas padeda palaikyti bendrą gerą savijautą. Šiai dienai yra ištirta, kad problemos su žarnynu atsiliepia netgi ant odos, nes spuoguotumas. Tai sutvarkius virškinimą galima atsikratyti galvos skausmų, galima pagražinti savo odą, palaikyti gerą savo savijautą ir sveikatą. Vartojant šiuos maisto papildus, tai padeda palengvinti sotumo sunkumą, pavalgius nebėra sunku, nebėra vidurių pūtimo, dujų kaupimosi, dėl to susidariusio diskomforto, pilvo spazmus. Aš dabar jį pusę mėnesio jau geriu, tai tikrai pavalgiusi mokykloje tą maistą, dažnai aš jausdavau, kad kažkas stovi.
nu, netinkamas man tas, kaip sakau, mokyklos maistas, kažkas stovi. Bet va dabar jau pusę mėnesio geriu detoksizimę, tai va šių problemų nebeliko. Tai tiek apie šitą papildą. Ir dar viena tokia energijos bomba yra Ninja Red sultis. Na, turiu kaip tik. Ir geriam visą šeimą. Nes tai yra tokia antioksidantų bomba, kur rekomenduojama dozė yra į dieną 60 ml. 30 ml šitų sulčių, jos prilygsta beveik 2 kg morkų, 8 apelsinam, pusė litro apelsinų sulčių, beveik kilogramui burokėlių, 3 puodeliam aviečių. Ar mes galim tiek suvalgyti, išgerti ir tai yra visiškai natūralus dalykas. Jį gali gerti šitas sultis ir tie, kas serga diabetu, nes čia yra visiškai iš natūralių uogų ir nekelia cukraus kiekio. Yra formulė taip padaryta, kad jinai nekelia cukraus kiekio. Labai padeda atsistatyti po rimtesnių susirgymų, po ilgesnių kažkokių virusų. Labai yra gerai kartu vartojant kažkokius papildus, kurie geležį atstato, nes jie tada kartu veikia ir geresnis yra įsisavinimas, bet ir jeigu neturite trūkumo geležies, tik tai, tarkim, pas mane yra visą laiką ant ribos, aš, tarkim, nelabai galiu būti kraujo donorė, nes yra visą laiką ant ribos geležis, tai man tą padeda šitos sultys palaikyti tą dozę virš 125, bet dar negalėčiau taip jau švaistyti savo krauju. Ką aš pajutau pirmą kartą naudojant šitas sultis, dalyvavau tokioj detoksiniai programai ir ten buvo būtent pagrindas tai sulčių gėrimas šitų, tai padidina energijos lygį organizme. Vienareikšmiškai, jeigu pagerti bent 3 savaitės, rytais tikrai natūraliai pajausite tokį natūralų energijos lygį organizme, kai tau batareikos po pusės dienos nenusėda. Tai padeda, palaiko smegenų, sąnarių sveikatą, subalansuoja hormonus. Tai labai toksai visavertinis maistinių medžiagų papildas. Visiškai natūralus iš gamtos. Tai rekomenduojama, kaip sakiau, 60 ml ryte ant tuščio skrandžio. Arba galima irgi atsigerti vandens. Ir labai mėgiamas yra mažų vaikų. Jeigu turim problemų, kad ten kažko neišgeria, kažko tenais neskanu, tai tikrai labai mėgiamas yra vaikų, labai skaniai išgeria. Ir gauna visko, ko reikia, su mažu kiekiu. Pritariu savim, tai tik tai pilk. Kaip sakyti. Ir mes, kai ruošiame šitam susitikimui ir seminarui, natūraliai kažkaip irgi pakalbėjom, kad reikia pakalbėti apie sultis, nes daug kas nežino šitos naudos, kažkaip galvoja, kaip ten iš tų sulčių, bet kadangi jau aš tai esu pati išbandžius ne vieną kartą ir dabar dukrai irgi nupirkau, kad gertų, nes jai nepavyksta irgi to maisto normalaus kiekio išlaikyti ir tos dienos išsibalansavusios pas ją, tai aš jos sakau, dukrytė, tu būk gera, tu bent ryte išgerk sulčių ir tada gali savo tam maratone suktis visiškai. Tai ir ruošiamės ir nusprendėm pašnekėti apie šitas sultis ir kaip tik šiandien ryte ateina Jengliming laiškas, kad kaip tik ši savaitė yra akcija, rinkinys 4 buteliai šitų sulčių yra su 15% nuolaida. Tik kovo 20-27 dienomis. Tai pasinaudoja akciją, sutaupote, dabar nežinau, kiek ten tiksliai, apie 25-30 eurų, man atrodo, gaunasi, kad sutaupai. Tai kažkur apie pusę butelio tikrai
sulčių, tai verta pasinaudoti ir būtent pasitikti va tą pavasarišką energiją ir su savo organizmą pakėlus į kitą energijos lygį. Ir kartu, bet kas turi jau geležies problemų, geležies trūkumo problemų, tai labai rekomenduoju pavartoti papildą Multigreen. Jisai tikrai rekomenduojamas, kam reikia pakelti geležies kiekį, kam reikia išvalyti kraują, padidinti organizmą mineralais, sustiprinti kraujotakos ir nervų sistemas. Tie, kas nevalgote dienoje 3 kartus salotų, žalių daržovių ir kas turi viso to gėrio, ką turi tikros kaime užaugintos, ne kažkur ten šiltnamiuose palempam, bet tokio visaverčio maisto nevartojate, tai tikrai verta yra pagerti Multigreen papildą. Ir kas, bet irgi jaučiat, kaip Daiva sakė, iš po žiemos, va tą tokį, lyg ir smagu, kad saulė šviečia, bet ai tingisi, ai nesinori, ai kažkaip tai, va kažkaip tas jėgų trūkumas. Tai Multigreen yra rekomenduojama vartojant tai gerti po 3 kapsulės 2 kart dienoj. Tai sugėrus bent jau vieną tą buteliuką, aišku, jeigu yra stiprus energijos lygio kritimas, tai tada yra rekomenduojama, bet kokius papildus, jeigu norime tokio ilgalaikio efekto, yra rekomenduojama pagerti bent 3 mėnesius. Tada organizme iš tiesų įvyksta pokyčiai. Bet minimumas, kada jau tikrai pajusite, tai yra 3 savaitės. Ir jau jūs tikrai ant savęs pajausite, kad jaučiatės kitaip. Kuo yra ypatingi dar Young Living papildai? Jie visi yra, jų visų formulėje yra ir eterinių aliejų. Ir eteriniai aliejai visom tom naudingom medžiagom, jie veikia kaip tie pernešėjai, kaip tarpininkai, pervežėjai tam tikrų medžiagų, nes jie paima ir atneša ten, kur reikia, į pačią ląstelę, į tą tikslą, kur reikia efekto ir reikia pagalbos. Tai čia nėra kažkokių sintetinių konservantų, kad išlaikyti, kad jie išbūtų ilgą laiką. Eteriniai aliejai veikia ir kaip konservantas, ir kaip pernešėjas. Ir jie tikrai padidina labai stipriai įsisavinimą. Tai kas būna, ateina pradžioj, susidomi tik tai eteriniais aliejais, kažkaip į papildus, dažniausiai vėliau pradeda žmonės domėtis ir vėliau juos įsileidžia savo gyvenimą, bet kai tik įsileidžia, jie nieką kitą nekeičia, nes pajunta efektą labai greitai. Tai natūralu, nes eterinių aliejų poveikį tu iškart įkvėpus jau po kelių sekundžių jauti, kaip veikia tavo emocijas. O jau čia reikia sistemos, režimo pagerti, kad pajustum tą visą pagerėjimą. Taip, reikia tokio truputėlį ilgesnio laiko, bet, sakau, efektą jau ant energijos lygio pajausite 3 savaitės, 21 dieną. Jeigu norite, kad jūsų tas sistema jinai taip pagerėtų ir stabiliau, tai tada aš rekomenduoju 3 mėnesius. Ir būtent šį mėnesį užsisakius produktų 120 PV yra kiekvienam nariui dovana pankolių eterinis aliejus. Šis kvapas, nežinau, ar žinot apie pankolį. Man jisai galbūt nėra priimtinas kaip augalas, bet eterinis aliejus jisai pakankamai skaniai kvepia, nes yra saldoko skonio. Ir jisai padeda būtent puikiai valyti organizmą. Jeigu yra kažkokie, nežinau, sunkumai su alkoholiu, su nikotinu, tai būtent jisai išvalo mūsų tuos negerumus iš pačio organizmo. Neutralizuoja toksinus, kancerogeninės medžiagas kraujyje, tai reikėtų jį pavartoti į vidų. Klimakteriniu laikotarpiu pankolis skatina organizme gamintis estrogeną.
Tai labai vertingas yra moteriams. Taip pat turi antigriebilinių, antivirusinių, antimikrobinių savybių. Jeigu neturit po ranka kitų eterinių aliejų, turit pankolį, tai jisai tiks ir užpuolus rotavirusui, norovirusui ir tokiu būdu jūs sau galėsit padėti. Ką reikėtų daryti, tai tiesiog galit įtrinti pilvo sritį, kaip ir kalbėjau apie digizo eterinio aliejų mišinį, 2-4 lašiukai sumaišius su augaliniu aliejumi, masažuojat pilvo sritį. Arba paprasčiausiai sumaišius su medumi, kai kurie net ir porą lašų būna, kad tiesiai į burną įsilašina. Mažina taipogi kraujo spaudimą, šalina cukraus disbalansą organizme, ar ne, jeigu yra kažkokie sutrikimai. Tai va, toks nuostabus eterinis aliejus šį mėnesį yra kiekvienam, kas užsisako būtent už 120 PV. Ir čia mes tiek daug kalbėjome apie tuos eterinius aliejus, tai yra rinkinys eterinių aliejų. Mes kiekvieną galėtume išvardinti, kad visi jie turi būti pas kiekvieną, ar ne, nes kiekvienu gyvenimo atveju jie yra naudingi. Jeigu vieni yra vienu laikotarpiu daugiau, kiti kitų laikotarpiu, bet jie yra tikrai visi naudingi. Jeigu taip komplektuoti ir atskirai savo susipirkti tą kiekvieną eterinį aliejų, tai jūs išleistumėt kiekvieną 340 eurų mažiausiai, o šitas rinkinys jisai kainuoja 185 eurus. Į šitą rinkinį įeina bus 6 augalinis aliejus, jis yra nuriebalintas ir puikiai padeda įsimasažuoti eterinius aliejus. Ir dar į šitą rinkinį įeina nuostabus difuzeris, yra keletą dizainų, kur jūs galite pasirinkti. Ir moteris mėgsta paskaičiuoti, ar tikrai apsimoka, ar čia geriau atskirai pirkti, ar kaip. Tai tikrai verta ir apsimoka, nes jeigu taip pakalkuliuoti kiekvieno eterinio aliejaus vertę, tai čia gaunasi vidurkis 8 eurai berods eterinio aliejaus. Jeigu žiūrėti rinkos kainomis, premium eterinio aliejaus tu nenusipirksi už tokią kainą. Vien frankincenso buteliukas, kur mes kalbėjom, kad naudojam anksčiau tik tai karaliai, karalienės, jo yra vertė 38 berods eurai. Vieno mažo buteliuko, ne, difuzeriaus rinkoje kaina yra 80 eurų. Tai vėlgi galim pakonkuliuoti, ar ne? Tai šitas rinkinys yra nuostabus ir verta kiekvienam savo šeimoje turėti. Jeigu norėsite ir jums bus įdomu, aktualu, tai va, prie šito rinkinio mes dar rekomenduojam prisidėti ir stiprybės savo organizmui, ar ne? Jeigu paimkim bazinį paketą, ką mes taip komplektavom, vitaminas D yra kiekvienam reikalingas. Kiekvienam, nesutikau žmogaus, kuriam nereikėtų vartoti. Tai jeigu jūs paimat vitaminą D prie rinkinio, jums gaunasi dovana pankolio eterinis aliejus ir mes dar nuo savęs pridedame citrinos eterinį aliejų. Tai dovano vertė dovanų yra 26 eurai. Tai tikrai pat nuostabus dalykas. Smart paketas, ką Gintarė jau vardino, ar ne, tai yra reikalingas gočio uogų sultis. Čia yra 2 buteliai, bet galit pridėti ir 4, gal net yra ekonomiškiau dabar. Paėmus rinkinį eterinio aliejų ir dar pridėjus vitaminą D, jūs gaunate dovanų už 57 eurus. Tai yra pankolio eterinis aliejus, jūs gaunate citrinos eterinį aliejų ir jūs gaunate dar palmarozos eterinį aliejų. Palmaroza tarsi rožė, tai yra alternatyva. Ir rekomendacija Smart Premium paketui, nes būna, kas tikrai startuoja ir nori savo šeimai duoti, ne tik savo šeimai, bet gal ir savo duoti to jau Smart paketą, jeigu yra galimybės. Tai yra rinkinys, gočio uogų sultis, detoksavimas, multigrynas, tada vitaminas D ir ką aš pridėjau dar ECP organizmo valymą. Tai apie organizmo valymą mes kalbėsim, manau, balandį. Padarysim seminarą. Ir čia jau dovanų vertė, ką jūs gaunat išleidusios, investavusios į save, už 163 eurus net dovanų. Tai yra pankolis, citrina, palmarozas, Clar Essential, moteriškiam hormonam, kokonut lime kremas nuostabaus
kvapo kūnui, kad neišsausėtų tam tikros vietos, arba jeigu išsausėjo, tai labai padeda. Ir arbatmedžio eterinis aliejus, kuris yra antivirusinis. Ir tai puikiai tinka pavasarį nuo erkių, nuo odų miksuoti į tuos mėžinius. Tai va. Tai tiek dovanų, tiek. Ir čia dar ne viskas. Tai čia dovanas buvo tiems asmenėms, kur užsiregistruos, kam bus įdomu, tai kreipkitės į Žavintą, į Gintarę, į mane ir mes papasakosim plačiau, jau nuodugniau, kiekviena. O šiandieną turim ištvermingiausiosioms klausytojams dovanų. Kokios tos dovanos, Gintarė, pasidalink? Mes taip irgi pagalvojom, kadangi pavasaris, džiaugsmas, norisi leisti gamtoje daugiau laiko, norisi to džiaugsmo į širdį įsileisti vis daugiau. Kas žmonėms teikia džiaugsmą? Tai tikrai netgi tie, kurie nenori turėti gyvūnus namie, bet jie gyvūnus vis tiek myli. Aš dabar neseniai netgi irgi atkreipiau dėmesį, kovo 11 buvau mieste ir aš padėmėsi, kiek daug yra gyvūnų mieste ir kaip visi, lygiai taip pat kaip ir vaikus, taip ir į gyvūnus. Visi nusišypso, nori paglostyti, pakalbinti, pasižiūrėti. Tai visą šitą dovaną įsteigė mūsų kolegė Ana Matijoškienė. Labai ačiū Anai. Jinai turi begalę nuostabių veiklų savo gyvenime. Jinai tokia kaip lobių skrynia, nes aš vis kasdien sužinau kažkokią dar sritį, kurią jinai domisi, nes jinai yra ir profesionali gidė. Ir domisi knygoms, skaito, turi biblioteką tokią, kurią dalinasi, prekiauja ir jinai įsteigė tokią knygą, viskas apie naminius gyvūnus. Tai jūs komentuokite dabar čatukyje, kas norite šitos dovanos, rašykite nori dovanos. Tai mes padarysim tokį burtų keliu, ištrauksime, kas gaus tą dovaną. Ir prie šitos dovanos yra kita džiaugsmo dovana, kurią įsteigė Daiva. Taip, tai būtų apelsino eterinis aliejus, bet čia bus gal kitam asmeniui, ar ne? Dabar pasidžiaugim, kas laimės knygą. Tai turėsim 2 laimėtojus, taip? 2 laimėtojus. Nenuskriauskim. Gerai. Gal laimės ir tas pats žmogus, ar ne? Jeigu sėkmė kaip lydės šį vakarą. Apelsino eterinis aliejus yra džiaugsmo eleksyras. To džiaugsmo kartais tikrai trūksta ir to negatyvumo aplinkoje mes turim pakankamai. Jeigu ir pačios pozityvios būsim, bet kartais ta aplinka vis vien liečia ir mes negalim užsidaryti tame vakuume, ar ne? Tai lašinkime į garintuvus apelsino eterinį aliejus ir tikrai bus kuo daugiau žmonių laimingesnių. Tai traukiam tada loteriją, dabar knygos, o paskui bus apelsino eterinis aliejus. Taip, tai aš dabar žinote, merginos, kadangi čatuko nematau, nes dalinuosi ekranu, tai jūs dabar pasakykite, ar yra kas nori dovanų, gal niekas nenori dovanų. Yra, aš jau dedu širdeles, noriu paskaityti keletą komentarų. Tai Elena rašo, noriu, labai myliu be galo gyvūnus. Tatjana rašo, noriu ir aš. Elena rašo, kad netgi turi iš prieglaudos katiną ir šunį. Tai labai tikimės, kad jūsų noras padarys taip, kad ta knyga atitektų. Akvilė rašo, noriu dovanos, bet aš matau, tarp klausytojų yra ir Irena, ne? Bet jinai nerašo, gal negirdi ar nebedalyvauja. Va, pavasarinių gėlyčių mums siuntinėja. Tai visokiais gestais tikrai nori, kad nori. Taip, tai aš dabar žiūrėkite, esu įsirašęs 2 Elenos vardus, Tatjana ir Akvilė. Taip? Tatjana irgi 2 kartus rašė, norim. Tatjana irgi 2 kartus. Kaip suprantu, kas yra? Loterijoje dalyvauja 3 žmonės. Elena, Tatjana ir Akvilė. Bet aš užsirašiau Eleną 2 kartus, Tatjaną 2 kartus ir 1 kartą Akvilę. Akvilė rašyk 2 kart noriu. Kad išlygint šansus. Tai gerai, tai dabar mes
Gintarė sakom, tu braukyk tušinuku. Akvilė irgi nori 2 kartus. Irgi, gerai, 2 kartus. Aš dabar ne taip Arba- surašiai. Yra arba Elena, žiūrėkit. Tatjana, Elena, Akvilė, Tatjana, Akvilė. Gintarė, jeigu turi galimybę ant lapuko užrašyk vardus, Ant atskirų, tai? jo, ant atskirų ir tada burtų keliu ištrauksim greitai. Gerai. Tu geriausia šiaip Daiva, kad tu, nes tu labai gerą traukėją, matau, turi. Aha, bet neturiu lapukų po ranką. Ir tai lapukai čia išeiti su pagalbininku. Žiūrėk, tai žinok, bus greičiau, jeigu dabar pasakysi, taip, Žavinta, tu pasakyk skaičių, tavo skaičius bus knygai. Aha, nuo kiek? Nuo 1 iki... Tu pasakyk, ne nuo 1, nes čia labai lengvai suskaičiuosi. Pasakyk nuo 10 iki 20 skaičių kokį nors. Gerai, man patinka labai skaičius 17. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tatjana! O, labai sveikinam, Tatjana. Tatjanai knyga atiteko. Taip, ir dabar Daiva, tavo yra apelsino eterinis aliejus. Tu irgi pasakyk skaičių nuo 8 iki 15. 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 14? Taip. Taip. Pasakyk. Akvilė. Akvilė, sveikinam. Tai labai sveikinu, laimėtojas, susisiekit. Gal, Akvilė, jo, jūs parašykite man ir tada susiderinsim dėl dovanos atsiėmimo. Arba man, nežinau, per kurį kanalą čia prisijungia. O Tatjana irgi galim susirašyti, tai arba mes paimsim iš Anos ir perduosim, arba tiesiog susiderinsim, kokiu būdu įteikti dovaną. Ir kaip ir viskas, mes šiandien baigėm. Labai džiaugiamės, kas buvote su mumis šį vakarą. Mes toliau tęsime savo veiklą. Jeigu yra įdomios kažkokios temos, rašykite mums ar asmeniškai, ar komentaruose, ar į Aroma balanso grupę, arba galite mums ir laiškais, bet kurią įrašyti, kokia tema būtų įdomu, nes mums labai smagu dalintis, mums labai smagu atrasti naujas temas, į jas pasigilinti ir taip papildyti visų tą tokį patirčių bagažą. Taip, tai dėkoju visom, kurios prisijungė, kurios visą tą valandą skyrė laiką mums, bet kažkaip sakau, ne tik mums, bet ir kiekviena savo, atnaujinot žinias, kažką naujo sužinojot, praturtinot. Tai gero vakaro likusio. Ačiū labai, mielusis, sako, mama, šnekėk, tai mama šnekėk. Jau dėmesys jau nori kaip mažasis, tai ačiū, mielusios. Mes irgi turėsim dar, ne tik būsim greit pasivadinsim aromaterapijos mentorės ir mentorius. Va, čia tikrai kvapnus auga berniukas. Tai ačiū labai ir tada iki kitų susitikimų. Gero vakaro visom.